Sudarant grafiką rankiniu būdu sudėtinga išvengti klaidų. Opta sistema automatiškai tikrina grafiko atitiktį darbo kodeksui bei jūsų nustatytoms vidinėms organizacijos taisyklėms. Radus klaidų, Optas įspėja jūs pabraukdamas dieną, kurioje fiksuojama klaida. Sužinoti detalų konkrečios klaidos aprašymą galite paspaudę ant pabraukimo. Atverti visas darbuotojo eilutės klaidas galite paspaudę pabraukimą esantį prie darbuotojo. Visų darbo grafiko klaidų aprašymus galite pamatyti atvėrę klaidų suvestinę. Klaidų suvestinėje paspaudę ant konkrečios klaidos būsite nuvesti į klaidos vietą. Klaidos žymimos raudona spalva, kai yra pažeidžiami darbo kodekso reikalavimai. Pavyzdžiui, darbuotojui suplanuota dirbti 7 darbo dienos savaitėje, o pagal darbo kodeksą darbuotojas negali dirbti daugiau negu 6 dienas iš eilės. Darbuotojui suplanuota dirbti 54,5 valandos, tačiau maksimalus darbo valandų kiekis savaitėje, taikant suminę darbo laiko apskaitą, negali viršyti 52 valandų, kaip nurodyta darbo sutartyje. Violetinė spalva įspėja, jog yra rasta loginių klaidų. Pavyzdžiui, darbuotojui suplanuota dirbti 2 pamainas tą pačią dieną, kurios persidengia. Tai yra, antra pamaina prasideda dar pirmai nepasibaigus. Šiam darbuotojui priskirta pamaina tuomet, kai šis atostogauja, todėl jis įspėja, jog darbuotojas laisvadienių metu dirbti neturėtų. Geltona spalva pažymėtos klaidos įspėja, jog yra pažeidžiamos jūsų pačių nurodytos, tai yra vidinės įmonės taisyklės. Šio darbuotojo sutartyje nurodytas darbo laikas, kuriuo jis gali dirbti, tai yra nuo 8 valandos iki 13 valandos. Kadangi įdėjome jam pamainą, kuris prasideda 7 val. Ryte ir baigėsi 7 val. Vakare, sistema įspėja apie padarytą klaidą.